Gera diena. Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, Nacionalinis egzaminų centras, Ugdymo plėtotės centras tęsia tradiciją jau 4 metus ir šiais metais sausio 1 savaitę kviečiame visus, kuriems rūpi menų ir technologijų brandos egzaminas, ir šiandien pradedame transliaciją, kurioje dalyvauja visa komanda, kuriai labai svarbu ir rūpi rezultatai. Pristatysiu mūsų komandą. Nacionalinio egzaminų centro egzaminų skyriaus vedėja daktarė Asta Ranonytė, Ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio skyriaus vedėja daktarė Loreta Statauskienė, meninio ugdymo kuratorė Žydrutė Jotakytė ir technologinio ugdymo kuratorė Eglutė Vaivadienė. Ir dirbsime visa komanda kartu. Šią transliaciją koordinuosiu aš, Alė Vidutienė. Prašysime gerbiamą daktarę Loretą Statauskienę tarti sveikinimo žodį. Labai diena visiems. Šiandien yra pirmoji 2016 metų mokytojų televizijos transliacija Ugdymo plėtotės centre. Visų kolegų vardu sveikinu Jūs su naujais metais. Ir šis susitikimas, mūsų susitikimas, metodinė konsultacija menų ir technologijų mokytojams yra skirtas brandos egzaminų įgyvendinimui. Na, šiek tiek istorijos ir faktų. Jau kelerius metus iš eilės, kaip minėjo gerbiama Alė, Ugdymo plėtotės centras teikia pagalbą mokykloms ir mokytojams, rengiantis menų ir technologijų brandos egzaminams. Jau yra organizuota per 70 renginių. Tai yra praktiniai susitikimai Ugdymo plėtotės centre ir regionuose, metodinės konsultacijos, transliacijos internetu aktualiais klausimais. Seminarų metu taip pat yra nagrinėjamos naujienos ir aktualijos. Vyksta aktualių dokumentų svarstymai, mokytojų teikiami pasiūlymai ir jų aptarimai tiesioginėse vaizdo konferencijose, bendradarbiaujant su Lietuvos nuotolinio mokymo tinklo konsorciumu. Mes siekiame atliepti jūsų pageidavimus. Remiantis jūsų pasiūlymais jau yra patobulintos egzaminų programos, patikslinti vertinimo kriterijai, egzaminų vykdymo instrukcijos, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai, kurie yra atnaujinami. Taip pat bendradarbiaujant su mokytojais ir menų ir technologijų kuratoriais, tai yra Švietimo ir mokslo ministerijos ir Nacionalinio egzaminų centro specialistais, taip pat buvo parengtos aktualių klausimų atsakymų, dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų suvestinės ir paviešinta konsultacijų medžiaga ir patarimai mokytojams. Tai tiek retrospektyvos, tiek nuveiktų darbų, o šiandien labai laukiame jūsų klausimų. Taip pat klauskite apie naujienas, klauskite senų dalykų, į kuriuos galbūt nesate iki šiol gavę atsakymų. Visi jūsų klausimai yra labai svarbus ir linkiu jums visiems geros konsultacijos. Dėkoju ponė Loretai ir prašysime daktarę Astą Ranonytę pateikti menų technologijų brandos egzaminų matymą iš Nacionalinio egzaminų centro pusės. Labą dieną. Tiesiog kaip ir kiekvienais metais jau džiugu kartotis, kad tampa tradicija, jog brandos egzaminų sesija, kuri būtent su menų ir technologijų egzaminais prasideda sausio mėnesį, tęsiame tradiciją ir susitikti su jumis įvairiais formatais. Jeigu anksčiau buvo daugiau organizuota susitikimų tiesiogiai, seminarų, konsultacijų metu,
Tai šiuo metu, kadangi 2016 metais jokių didelių egzamino vykdymo ir vertinimo naujovių nenumatyta, manytina, kad toks susitikimų formatas šioje vaizdo transliacijoje turėtų būti abipusiai naudingas, nes norėtųsi ne tik pateikti informaciją, bet lygiai taip pat ir užduoti klausimus apie mūsų vykdomas veiklas, apie jų naudą, apie grįžtamąjį ryšį, kurį gaunate iš nacionalinio egzaminų centro, ar jis yra pakankamas, ar tikrai transliuodami informaciją, kad mes atsižvelgėme į jūsų teikiamus siūlymus, ar tikrai jūs tokį pat jausmą turite. Bet aš norėčiau turbūt toje antroje įžanginėje dalyje kalbėti apie du svarbius dalykus, kurie yra realizuojami būtent per menų ir technologijų egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą. Pirmas džiugus dalykas, kad kaip niekad aiškiai ir labai pagrįstai galima kalbėti apie tai, kad būtent šių egzaminų vykdymas ir organizavimas sutelkė dvi kaimyninės institucijas, ne tik per personalijas, bet ir per atliekamas funkcijas, tai yra per programų rengimą, per jų realizavimą organizuojant ir vykdant egzaminą, ir per grįžtamojo ryšio teikimą, tai yra analizių organizavimą. Tikrai yra sutelkiamos ir egzaminų centro, ir ugdymo plėtotės centro pajėgos, ir pastarieji 3 metai leidžia pagrįstai ir labai ramiai kalbėti įvairiose auditorijose apie rezultatyvų bendradarbiavimą, kurį, kaip ir minėjo Loreta, galima matyti ir pasikeitusiose egzamino programuose ir vertinimo instrukcijose, ir teikiamoje grįžtamojo ryšio informacijoje, būtent kai atliekamos analizės. Kitas svarbus dalykas, kuris irgi ties šiais egzaminais yra, tai kad vykstant diskusijoms apie išvis išorinio vertinimo kaitą, kalbant apie kriterijinį kaupiamąjį vertinimą, apie jo atėjimą kaip naujo vertinimo formatą, galime sakyti, kad menų ir technologijų egzaminuose net ne fragmentiškai, o per visus egzamino vykdymo ir vertinimo etapus tas kriterijinis kaupiamasis vertinimas jau vyksta. Ir jis skaičiuoja jau technologijų egzamino atveju jau bus 6 metai, ne? Menų egzamino truputį mažiau, bet savo įdirbiu, savo kokybinė slinktimi šiuose egzaminuose tikrai galime kalbėti, kad veikia ir kriterijinis, ir kaupiamasis aspektai. Nes ir kitas svarbus dalykas, kad kalbame tikrai ne tik apie tas dalykinės, bet ir bendrasias kompetencijas, jų matavimą, jų vertinimą, galų gale jų ugdymą. Tai tikrai su jūsų pagalba, su to egzamino įgyvendinimu mes turime ir sukaupę pakankamai informacijos apie tai, kaip realiai tie egzaminai vyksta, ir čia Eglė ir Žydrė kalbės būtent savo srityse, kokius mes turime duomenis ir apibendrintus duomenis, kai yra atliekamos analizės. Aš tiesiog norėčiau ir klaustis, ir aišku, ir kelti diskusinį klausimą, kiek tos atliekamos analizės yra patogios, reikalingos pačiam ugdymo procesui, kiek jūs gaunate informacijos iš jų ir kiek jos jums padeda tiek ugdymo procese, tiek organizuojant ir vykdant egzaminus, ir kokius siūlymų turėtumėte dėl tų analizių formatų. Galbūt mūsų primestas modelis, kad mes atsirenkame mokyklas, atsirenkame darbus, kuriuos norėtumėme pasižiūrėti, yra per daug centralizuotas, per daug tik mūsų interesus tenkinantis. Gal norėtumėte savanoriško principo. Kitas, aišku, dalykas, galbūt reikėtų išskirti, kad, pavyzdžiui, skirtingais metais įmamos tik atskirų sričių darbų pavyzdžiai, arba analizuojama tik kažkuris aspektas, pavyzdžiui, tik aprašai, arba tik tam tikras kriterijų paketas. Tai tikrai norėčiau, kad šitoje analizėje ne tik kitapus, bet ir šiapus esantys žmonės, tai ir Žydrė, ir Eglė, dalintųsi savo įžvalgomis. Ir aš tiesiog labai trumpai norėčiau perduoti informaciją apie tas esminės jums jau žinomas datas, nes, kaip sakiau, nuo jūsų prasideda egzamino
organizavimas. Tai yra sausio 18 diena, startuoja technologijų ir menų egzaminai. Visą tvarkaraštį galite rasti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje ir kertinė data egzaminų pasirinkimui yra sausio 14. Iki sausio 14 dienos mokiniai, kurie mokosi pagal šias ugdymo programas, gali pasirinkti egzaminus. Galbūt pristatymo eigoje dar įsiterpsiu su informacija apie tai, kur yra skelbiama pagrindinė informacija apie vykdymo instrukcijas. Jos yra paskelbtos NECO tinklalapyje ir taip pat išleistame leidinyje brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas. Ir tiesiog jau keldama tuos diskusinius klausimus šalia analizės, norėčiau dar kartą grįžti prie vasaros metu po 15 metų sesijos pateiktos informacijos apie tai, kad yra galimybė per Eufolio sukurtą elektroninių aplankų platformą jai šitą metodą diegti ir į egzamino vykdymą, būtent technologijų ir menų egzaminams. Tai tiesiog tuo metu, kai pristatėme, tai buvo visiškai nauja idėja, galbūt per tą laiką turite klausimų ir detalesnės informacijos norėtumėte gauti. Ir pačioje pabaigoje tiesiog noriu pasakyti, kad pagal egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą yra reglamentuojamas pats vykdymas, vertinimo procesas, bet yra ir kiti rekomendacinio pobūdžio dokumentai, kuriais yra reglamentuojama, numatoma, kokie yra preliminarūs įkainiai už egzamino vykdymą ir vertinimą. Tai su nekantrumu laukiu, kad Žydrė ir Eglė pristatytų būtent tą dalykinį aspektą ir tikiuosi, kad mūsų susitikimo formatas leis mums ir kalbėtis ir diskutuoti, nes tikrai aktualūs klausimai ir įžvalgos iš tų analizų matyti. Labą dieną dar kartą. Sveikinu visus su atėjusiais naujaisiais metais. Linkiu visiems idėjų gerų, atsakomybės, įkvėpimo darbuose. Na ir aš trumpai pakalbėsiu apie tai, kas buvo pamatyta atlikus 2015 metų menų brandos egzamino darbų analizę. Ir štai tokie skaičiukai. Buvo pervertinta 200 darbų, 16 muzikos, 13 šokio, 6 teatro ir 65 vizualiųjų menų, dailės, fotografijos, grafinio dizaino. Čia jau matau pati klaida, nes iš tikrųjų tai menų buvo 100 darbų pervertinta. Iš viso 200 per analizę, bet menų 100 tik tai. Tai ir tos skaičius jūs matote, kokių sričių ir kokių dalykų ir kiek. Na ir galima pasidžiaugti iš tikrųjų, kad daugumos darbų kokybė yra akivaizdžiai pagerėjusi, tiek kūrybinių darbų, tiek ir aprašų. Matyti, kad tas mūsų irgi konsultavimas turbūt turėjo teigiamą poveikį, todėl kad mokytojai išmoko perskaityti vertinimo kriterijus, išmoko taikyti juos iš karto analizuodami kūrybinius darbus ir aprašus mūsų seminarų metu. Turbūt tas įdirbis yra teigiamas ir mes tikrai pasižadam tęsti tą darbą toliau. Taip pat džiugu, kad didžioji dalis darbų vis tik įvertinta irgi objektyviai, tai reiškia pervertintojų ir vertintojų mokyklose nuomonės sutapo. Tik šiek tiek, aišku, pastebėjome, kad aprašai vis tik polinkis yra aprašus vertinti šiek tiek geriau, negu jie yra iš tikrųjų mūsų akimis, arba žiūrint labai pagal kriterijus. Taip pat matyti, kad jau ir procedūros įsisavintos yra, jos tinkamai atliekamos, daugumoje atveju yra tinkamai sudaroma komisija, vertinimo protokolai užpildomi kaip reikiant. Na ir
man kaip scenos meno atstoviai tai džiugu, kad iš tikrųjų egzaminas vyksta gražioje aplinkoje, mokiniai ateina pasipuošę, komisija pasipuošusi, viskas vyksta tiesiog tas tikras pasirodymas, ne šiaip kažkur klasėje užkištas, o iš tikrųjų tai yra įvykis mokykloje. Ir ta estetika taip pat yra labai svarbu išlaikyti ir mums rodyti, nes menas ir estetika yra neatsiejamos dvi sąvokos, tai vis tik tą reiktų mums patiems kaip atstovams meno visą laiką laikytis estetinių kriterijų. Na, kad dėja, taisytinų aspektų yra šiek tiek daugiau. Na ir tokios pagrindinės dalykai, bet tie dalykai ir kažkaip metai iš metų nesikeičia, pagrindiniai dalykai. Tai iš esmės, aprašui reikėtų skirti daugiau dėmesio, negu dabar yra jam skiriama ir vis tik tas įprastas požiūris, kad raiška yra svarbiau negu rašymas, dar labai gajus. Na, po truputį, manau, pavyks tą pakeisti požiūrį, todėl kad rašymas tai yra mąstymo skatinimas, mąstymo apie tai, ką tu darai ir tai yra kelias į geresnį rezultatą. Ir štai pastebėta, kad, pavyzdžiui, jeigu apraše nėra tam tikrų dalykų išanalizuota, tai tų dalykų nėra ir raiškos darbe. O jeigu apraše yra atkreipiamas dėmesys į tai, tai neišvengiamai ir kūrybinėme darbe tas matosi. Vis dar tie raštvedybiniai reikalavimai šiek tiek mums trukdo, nors jie nesikeičia ir jie yra bendri daugumai dokumentų. Nepateikiamos, ne visos dalys yra pateiktos, eskizų trūksta arba nuotraukų vizualiuosiuose menuose nepateikta, arba jeigu pateikėme, tai nenurodome metrikų, nenurodome šaltinių arba išvis nepavadiname, kas tai yra. Vėlgi, neautentiški tekstai, tai čia ta didžioji problema visų rašytojų, bet vis tik kiek įmanoma reikia tai atkreipti dėmesį ir nepraleisti pro pirštus. Labai svarbu, kad kūrybinio darbo aprašas netaptų referatu, bet būtų mokinio mąstymas apie tai, ką jis daro. Aprašo paskirtis yra mąstyti apie tai, ką tu darai, fiksuoti tas mintis, ką tu darai. Tai reiškia daugiau rašyti apie savo kūrybinį sumanymą, įkilusias idėjas, apie tai, ką patyrė vaikas, ką išgyveno, kuo tai buvo jam reikšminga. O analogo analizė yra tik tai kaip kontekstas, kaip teko pamatyti tokį darbą fotografijos, kuriame analogai buvo suprasti, ir aš tada supratau, kodėl kai kurie mokytojai vizualių menų labai priešinasi analogo analizai. Tai teko matyti tokį darbą. Paimtas Aleksandravičiaus ciklas, žmogaus gyvenimas ten nuo vaikystės iki... Ir reiškia, duodamas Aleksandravičiaus nuotrauką ir šalia to vaiko identiškai atkartota situacija. Tai čia turbūt buvo suprasta, kad tai yra darimas pagal analogą. Tai jokių būdų taip negali būti. Analogai yra tam, kad suprasti, kad nekartoti to, kas jau buvo padaryta kažkada. Ir kad suprasti, kaip galima padaryti, kokių įvairių dalykų yra ir kokių sprendimų netikėtų galima atrasti. Tai analogas yra tam, kad suprasti, kaip geriau daryti. Nedaryti jokių būdų taip pat, kaip jau buvo padaryta. Kūrybinis darbas. Vizualiųjų menų kryptyse reiktų daugiau vis tik, tiesiog įdėti daugiau pastangų, rodyti pastangas. Todėl, kad, pavyzdžiui, fotografijos atveju, aišku, labai patogu yra paimti keletą atsitiktinių kadrų, nufotografuoti ir pavadinti tai fotografijos darbu. Bet vis tik reiktų atidžiau laikytis kriterijų ir žiūrėti, kad tai yra kalbama ir apie techninius sprendimus, ir meninius sprendimus, bet labiau netgi techninius fotografijos egzamine, nes meniniai sprendimai aktualūs labiau dailės egzamine, jeigu mes pateikėm fotografijos darbą. Bet technologijos, fotografijos technologijos turi matytis. Išmaniai naudojamos fotografijos technologijos. Ir dailė, kurios mokosi vaikai jau 12 metų, vis tik pretenduoja, nori, kad vaikai parodytų jau tam tikrą profesionalumą. Jeigu taikoma technika, tai neturėtų būti taikoma pirmą kartą. Štai, man labai patiko tapyba ir aš pabandžiau šitame egzamine dabar padaryti tapybos darbą.
Tai taip neturėtų būti, nes tai jau yra mokymosi rezultatas kažkoks to, ką aš jau išmokau, kas man geriausiai sekasi, atrasti tai, kas man geriausiai sekasi ir tą rodyti. Taigi fotografijos serijos nuoseklumą išlaikyti, galvoti apie tą prasme, ką serija neša, kaip visuma, ne pavienės nuotraukos, bet kaip visuma. Teatre reiktų vengti to suaugusių teatro kopijavimo ir daugiau stengtis, kad vaikas pats suprastų, ką jisai vaidina, kodėl jo veiksmai yra tokie. Pateisinti veiksmus, išlaikyti tempą, ritmą, nes tokie šlubavimai pagrindiniai yra. Muzikoje vis dar pasitaiko, kad repertuaras yra parenkamas taip savo, kas man patinka, bet ne tai, ką aš galiu. Nes jeigu aš negaliu atlikti patinkančio kūrinio, tai apie interpretaciją arba ten išraišką arba dar kažką kalbėti jau net negalime. Net tiesiog tas žmogus neįkanda kūrinio, jis jam yra per sunkus. Labai dažnai pasitaiko taip, kad dainuojami ir atliekami vienodi kūriniai, du vienodi. Tai irgi nėra labai sveikintinas dalykas, todėl kad reikalavimuose parašyta, jog reikia atlikti du skirtingo charakterio kūrinius. Tada iš karto atsiskleidžia ir mokinys geriau, parodomi jo gebėjimų visapusiškumas parodomas. Ir aišku, dabar aš taip suprantu, kad pavieniai vaikai, kurie kūrė muziką kažkada patys, jie šitam egzamine, jiems yra sudaroma galimybė pasirodyti. Bet būtų nuostabu, jeigu ir mokytojai paskatintų vaikus rinktis kūrybos kryptį ir pabandyti kartu su jais sukurti tą kūrinį, kurį reikia dabar jau vieną tik tai kurti pagal atnaujintus reikalavimus 2014. Deja pasitaikė kūrybos krypties darbų, kurie vis tik buvo 2 dar pateikti. Tai tik tai vieną reikia sukurti ir iš tikrųjų tą laboratoriją, muzikos kūrybos laboratoriją aš skatinčiau kartu su mokiniais daugiau rinktis. Na, o aišku, deja, egzamino medžiaga nebuvo labai tvarkingai pateikta, nemažai tokių darbų buvo, kur trūko tai vertinimo lapų, tai vaizdo įrašų, tai ten ypač šokio kryptyje tų netitikimų buvo daug. Tai vis tik kas tai yra egzamino medžiaga, yra ir vykdymo instrukcijai parašyta paskutinių punktų, išvardinta, kas tai yra, ir tą medžiagą reiktų visą taip tvarkingai ir pateikti. Vėlgi, jeigu vaizdo įrašas yra padarytas kūrybinio darbo, bet žmogus neprisistato, tas kandidatas, kuris iš jų yra kandidatas, jeigu šoka ar dainuoja, ar vaidina grupę vaikų, kaip vertintojas gali suprasti, kuris žmogus yra tenai tas kandidatas. Tai vis tik reiktų pradėti nuo prisistatymo ir parodymo, į kurį žmogų reikia egzamino metu žiūrėti. Taigi atkreipiu dėmesį, kad nuo šių metų pristatymą bus privalu filmuoti ir iš karto iš patirties noriu paprašyti, kad reiktų atkreipti tiesiog dėmesį į vaizdo įrašo kokybę. Tai kamerą reiktų arčiau prie komisijos statyti, todėl kad turėtų girdėtis ir klausimai, kuriuos užduoda komisija, ir aiškiai girdėtis, ką kalba kandidatai. Ir nepamiršti, kad prisistatyti vardo pavardės pasakymas yra neišvengiamai būtinas nuo pačios pradžios. Taigi, nepaisant to, kad taisytinų aspektų yra parašyta 3 skaidrės, o teigiamų tik tai 1, iš esmės vaizdas yra tikrai šiais metais džiuginantis. Tikrai yra puikių pavyzdžių, kuriuos galima rodyti jau kaip etaloninius darbus, visose srityse jie buvo atrasti ir tai tikrai daro mus labai džiugina. Gavome klausimą dėl teatro egzamino. Tai čia yra klausima taip, kad Tuskulėnų gimnazijoje nori laikyti 10 abiturientų ir 5 iš jų kaip režisieriai, 5 kaip aktoriai. Tai jeigu tie aktoriai vaidins režisierių darbuose, tai taip, tie 5 spektakliai, tie 5 etiudai ir bus egzamino darbai, nes vienus vertinsime kaip režisierius, o kitus kaip aktorius. Tai čia labai geras variantas, nereiks 10 darbų žiūrėti, užteks 5 pažiūrėti tik tai.
Tik komisija, aišku, labai didelis darbas, todėl kad komisija turės dvigubai žiūrėti. Ir po vieno darbo užpildyti 2 vertinimo protokolus. Yra kitas klausimas, ar gali mokinys vieną kūrinį groti, o kitą dainuoti? Aš tada žydiškai atsakysiu į klausimą klausimu. Ar jūs skaitėte 5 priedą, egzamino programos 5 priedą, kuriame yra aprašyti reikalavimai muzikos egzaminui? Jeigu ne, tai atsiverskite tą 5 priedą ir paskaitykite, ir ten viskas yra parašyta, kaip turi atrodyti kūrybinis darbas muzikos. Aš tyčia neatsakysiu dabar jums iš tą klausimą, kad jūs tiesiog surastumėte dokumentą ir persiskaitytumėte jį. Tik paskutinė. Na ir ačiū Jums už klausimus. Dar turime vieną klausimą. Ir ar remiksas gali būti laikomas autoriniu darbu? Priklauso nuo to, kaip jo prašyta, tai yra apraše. Teko man analizuoti tokį darbą vieną, kuriame nebuvo atskleista pakankamai kiek autorinio indėlio, nes remiksas arba perkūrimas tai nėra šiuolaikinis išradimas, tai remiksavo jau romantizmo epochoje, o ypač labai daug baroko epochoje remiksuotų kūrinių yra. O pavyzdžiui, Bethoveno 9-osios simfonijos tema irgi skamba keliuose kūriniuose. Taip kad svarbu, kaip mokinys parodo, kiek jo yra asmeninio indėlio, ką jis naujo padarė su tais kūriniais, kuriuos cituoja ar naudoja. Jeigu jis parodo, kad tai yra iš tikrųjų nauja kokybė ir sugeba tai paaiškinti, kaip tai yra padaryta, tai taip remiksas gali būti kūrybiniu darbu. Tai bendras toks palinkėjimas, kol čia jūs pamatysite tą vaizdą, kurį aš noriu parodyti, tai iš tikrųjų apraše tiek muzikos kūrybos, tiek muzikos atlikimo, tiek ir visų kitų krypčių turi matytis kelias, kaip vaikas nuo idėjos atėjo iki meninio sprendimo, kuris yra pateikiamas kaip kūrybinis darbas. Tai tos visos detalės, tai ieškojimai ir sprendimai turi būti matytis apraše. Tada mes galime tikėti, kad darbas yra autentiškas ir paties mokinio padarytas ir pamatyti, kokio lygio yra tas vaiko meninis mąstymas. Tai pasakysiu, klausimas gautas toks, kur būtų galima pamatyti pavyzdinius egzamino pavyzdžius. Tai pavyzdinius egzamino pavyzdžius, gavę leidimus iš tų pavyzdinių darbų vadovų ir mokinių, mes panaudosime ir parodysime seminarų metu, kurie numatomi vasario mėnesį. Tai dar prie to pačio, kol dar pasikraus, dar kitą klausimą primenu, tada paskaitysiu. Ar galima egzaminui pristatyti seniau kurtą kūrinį? Ne, negalima, todėl kad tada žmogus negalės parašyti aprašo. Darbas turi būti kuriamas tuo procesu ir vadovaujamas vadovo nuo sausio mėnesio. Tai nežinau, kaip įmanoma jau sukurtą kūrinį tą pusę metų kažkaip imituoti procesą. Čia gal dar vėliau Asta pakomentuos. Labą dieną visiems. Gerai. Aš nenoriu kartoti tai, ką kalbėjo Žydrė prieš mane, nes technologijų ir menų egzaminai yra labai panašus. Visa tai yra kūryba, kurios rezultatas sukurtas technologijų atveju arba gaminys, arba paslauga. Tai trumpai šiokios tokios statistikos, kas buvo analizuota, kokie darbai gauti, kokios išvados kyla analizuojant tos darbus, bei pasiūlymai tiek mokytojams, tiek mokiniams, tiek tiems, kurie organizuoja patį egzaminą, tai yra administracijos atstovams. Praeitų mokslo metų technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų turėjome 100, kuriuos vėlgi pervertinome ir atlikome rezultatų analizės. Suvestinėje jūs matysite, kad 33 darbus iš 15 bendrojo lavinimo mokyklų turėjome, 67 darbus iš 19 profesinio mokymo įstaigų arba suaugusiųjų mokyklų
ir kiek iš jų vertinimai atitiko, iš dalies atitiko ar neatitiko, pateikėme taip pat tokią statistiką. Iš viso 39 kandidatų darbų vertinimo rezultatai, tiek komisijos, tiek ekspertinio vertinimo rezultatai buvo identiški, tai yra atitiko. 10 darbų atitikusiųjų buvo iš bendrojo lavinimo mokyklų ir 29 iš profesinio mokymo įstaigų. 34 iš 100 kandidatų darbų vertinimo rezultatas atitiko iš dalies ekspertinio vertinimo rezultatą. Atitiko iš dalies, tai reiškia, kad yra nedideli vertinimo skirtumai tarp ekspertų ir tarp vertinimo komisijos rezultatų. Tas skirtumas yra maždaug 2, 3, maksimum 4 balai. Ir dažniausiai tai susiję su darbo aprašo vertinimu. Taigi matome, kad atitikusių iš dalies darbų yra 13 bendrojo lavinimo mokyklose ir 24 profesinio mokymo įstaigose. Ir 24 kandidatų darbų vertinimo rezultatai neatitiko ekspertinio vertinimo rezultatų. Čia skirtumas tarp vertinimo komisijos ir ekspertinio vertinimo buvo didesnis nei 4 balai. Ir tokių darbų buvo pateikta 10 bendrojo lavinimo mokyklų ir 14 iš profesinio mokymo įstaigų. Kokia pagrindinė vertinimo neatitikimo priežastis? Labai panaši kaip ir menų egzaminą, tai yra per aukštas aprašo vertinimas. Tačiau buvo ir 3 darbai, kurių kandidatų aprašo vertinimas buvo per žemas. Jį buvo galima įvertinti daug aukščiau. Ir vertinti maždaug 3-4 balais daugiau negu įvertino vertinimo komisija. Jeigu pažiūrėtumėm diagramą, tai procentaliai išraiška būtų tokia, kad atitikusių darbų yra 39%, 34 atitikusių iš dalies ir 24% neatitikusių. Tačiau, kaip minėjau, kad atitikimas iš dalies yra pakankamai artimas atitikimui, tai galima daryti išvadą, kad vertinimas šiemet yra daug aiškesnis negu kad buvo anksčiau, nes atitikimo procentas yra daug didesnis negu atliktų vertinimų prieš metus. Galime analizuoti, kodėl taip atsitiko ir daryti išvadą bendraujant su jumis, kad aiškesni vertinimo kriterijai, aiškesnis vertinimo komisijos darbas, aiškesnė organizavimo tvarka. Todėl mes ir turime šiemet aukštesnį vertinimą negu prieš tai buvusio vertinimo. Jeigu palygintume pagal institucijas, bendrojo lavinimo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, rezultatas pagal kandidatų darbų skaičių yra maždaug toks. Bendrojo lavinimo mokyklose atitikusių vertinimo komisijos vertinimą ir ekspertinį vertinimą yra 10 darbų, 13 darbų iš dalies atitiko ir 10 darbų neatitiko. Tuo tarpu profesinio mokymo įstaigose atitikusio vertinimo skaičius yra aukštesnis, 29 darbai, 24 iš dalies atitiko ir 14 yra neatitikusių. Procentaliai tai sudarytų taip, bendrojo lavinimo mokyklose atitikusių vertinimo skaičius yra 40%, profesinio mokymo įstaigose 43%. Iš dalies atitiko vertinimą bendrojo lavinimo mokyklose 21%, profesinio mokymo įstaigose beveik 36% ir neatitikusių vertinimo yra 40% bendrojo lavinimo mokyklose ir 21% profesinio mokymo įstaigose. Norėtųsi pasidžiaugti tais pačiais dalykais, kuriuos paminėjo ir Žydrė, kad gerėja ir aprašų rezultatai, ir vertinimas aiškesnis tampa, nėra didelės amplitudės tarp skirtingų vertintojų. Jeigu pirmus analizų atlikimo metus mes matėme balų skaičių didesnį kaip 12 tarp skirtingų vertintojų, tai šiemet didžiausia amplitudė yra 5-6 balai. Tai yra sumažėjimas ženklus, vadinasi aiškesni vertinimo kriterijai arba aiškesnis išdiskutavimas vertinimo komisijoje, tai yra tarp jos narių. Nes puikiai visi suprantame, kad tiek menų egzamine, tiek technologijų egzamine yra labai svarbus vertinimo komisijos susitarimas.
kaip jie supranta konkretų vertinimo kriterijų, kokius jie susitarimus dėl to pastebėjimo kriterijaus priima, taip vertinimo komisija turi ir dirbti. Tai yra vienas iš esminių egzaminų organizavimo ir vykdymo reikalavimų. Taip pat pastebima, kad metodinės rekomendacijos parengtos 2014 metais taip pat turi nemažą pridėtinę vertę, nes aiškesnė aprašo struktūra, nuosekliau aprašytos visos eigos, bei vertinimo komisijai taip pat lengviau yra aptikti kriterijus aprašuose. Nereikia visko iš eilės vartyti, kol aptinki tam tikrą konkrečią sritį, kurią jums reikia vertinti, vertinimo komisijai vertinti. Tačiau pastebima tendencija, kad ne visi žino, kad yra tos rekomendacijos parengtos. Tai todėl pateiksime taip pat nuorodą, kur tas rekomendacijas galima rasti internetinėje erdvėje. Ir žinoma, naudokitės jais, nes parašyta yra mokytojų praktikų ir stengtasi į rekomendaciją sudėti visus aktualius klausimus, atsakymus į visus aktualius klausimus. Ir jos yra skirtos tiek mokiniams, tiek mokytojams, padedantiems mokiniams įgyvendinti šią egzaminą ir žinoma vertinimo komisijai. Tačiau be privalumų, žinoma, yra ir tobulintinų sričių. Tai pagrindinės pastabos susijusios su technologijų mokyklinio brandos egzamino darbo aprašu būtų šios. Vis dėlto dar pastebima dalis techninių užduočių parengimo nesklandumo. Dalis jų yra parengta nekorektiškai, neįvardintos vertinamos kompetencijos, neaiškiai apibrėžtas tikslas, ką ir kaip mokinys turėtų veikti. Taip pat titulinėme lape nenurodoma technologijų programa. Vienas iš privalomų kriterijų tai turėtų būti nurodoma. Aprašo turinyje neatsispindi kuriamas produktas arba paslauga. Turinys tiesiog būna nukopijuotas nuo rekomendacijų ir paliktas bendro pobūdžio. Turinyje turi labai aiškiai atsispindėti konkrečios veiklos, konkretus kuriamas produktas arba paslauga, konkretus darbas. Tai yra, turinys turi būti autentiškas. Neaiškiai suprasta santraukos paskirtis. Tai yra darbo esmės. Parašyta dažniausiai labai paviršutiniškai arba jos visai nėra. Tačiau norėtųsi, kad ten aiškiai labai atsispindėtų technologijų mokyklinio brandos egzamino darbo esmė. Tai yra ne rašinėlis, tai yra glausta išsami informacija apie darbo esmę. Ką vaikas įgyvendino, kaip jisai sprendė problemas ir kokį rezultatą pasiekė. Norėtųsi akcentuoti, kad santrauka nėra privaloma. Tai yra aukštesniųjų mokinių gebėjimų įrodymas. Jeigu mokinys siekia 90 gauti egzamino metu, santraukas jį privalėtų parašyti. Taip pat norėtųsi akcentuoti ir tai, kad labai daug yra klaidų. Tiek rašybos, tiek gramatinių, tiek skyrybos ar stiliaus klaidų. Rekomenduotina bendradarbiauti mokytojams. Mokinys turi turėti galimybę kreiptis ir lietuvių kalbos specialistą, ir kitų dalykų specialistus susijusius su jo konkrečiu darbu, ką jisai atlieka. Tiek informacinių technologijų, tiek lietuvių kalbos, galbūt ir anglų kalbos, priklausomai nuo darbo specifikos. Taip pat pateikiami sąvokų sąrašai yra nelabai tikslingi. Kai kurios sąvokos įvardintos sąraše visiškai neatsispindi darbo apraše, jos yra nepaminimos. Dalis sąvokų yra tiesiog nurašomos nuo egzaminų programos, tai yra visiškai netikslinga, nes ir taip aišku, kas yra techninė užduotis, kas yra informacijos paieška, tai tikrai neturi būti įvardinamos kaip sąvokos ir apibrėžtos kaip vaiko konkretaus darbo kažkokios tai paieškos. Sąvokas turi būti tos, kurios konkrečiai susiję su vaiko darbu ir naudojamos yra darbo apraše. Nesilaikoma raštvedybos reikalavimų, tiesiog trūksta elementarios kultūros. Pastebima daug kopijavimų ir plagijavimo atvejų. Net nesuvienodinamas yra šriftas. Jeigu iš vienos svetainės nukopijuojama dalis informacijos, kita dalis iš kitos svetainės, tai tiesiog ir paliekamas ir šriftas, ir dydis punktų, toks, koksai buvo svetainėje sumaketuotas, net nesuvienodinamas pačiame darbo apraše.
Jeigu įkeliamos yra nuotraukos, lentelės ar kitokie grafiniai elementai, jie daugumoje atveju yra nenumeruojami ir neįvardinti. Tai turi būti atsispindėti arba aprašomojoje dalyje, jeigu nenorime konkretaus pavadinimo po nuotrauką ar lentelę rašyti, bet numeracija ir jinai yra privaloma. Turi būti šita informacija. Taip pat pateikiama nemažai nuotraukų su vandens ženklais. Tai reiškia, kad jos yra nukopijuotos iš svetainių, kurios to neleidžia daryti. Darbo išvados yra aprašomojo pobūdžio, tarsi rašinėlis. Dalyje darbų mažai sietos su išsikeltu darbo uždaviniu ar uždaviniais, tikslais bei įgyvendinimu, kaip jiems sekėsi, su kokiais sunkumais susidūrė, kokie pasiekimai yra būtent to darbo ir tos išvados nėra numeruojamos. Taigi išvados turi būti be galo glaustos, labai aiškiai susietos su darbo uždaviniais, be abejo tikslu ir pateiktos numeruotos. Taip pat pateikiamas naudotos literatūros sąrašas netitinka reikalavimų. Daugumoje atveju jie yra nestruktūruojami sąrašai, o jeigu yra pateikiamas internetinių šaltinių nuorodos, jos būna netikslinės, pavyzdžiui, įvardinama tik tai paieškos sistema, kaip Google, Altavista ar kitos, bet nėra konkrečios nuorodos į tai, iš kur yra konkreti informacija paimta. Taigi turi būti nuoroda labai tiksli ir taip pat pateikta peržiūros data. Ir teko pastebėti darbus, kur kelių mokyklų kandidatai aprašus pateikė be galo panašius. Galima sakyti, kad beveik identiškos yra 2, 3 ar 4 aprašo dalis. Tai aiški užuomina į tai, kad pats vaikas nerengė šio aprašo, arba visi 3 vaikai, pavyzdžiui, ar 4 ar 2 rengia patį aprašą kartu. Taigi vertinimo komisijai dėmesys į tai, kad jie privalo žiūrėti, kad tai nebūtų identiški aprašai, identiškas aprašų dalis. Pavyzdžiui, jeigu yra aprašomos saugaus darbo taisyklės, jos neturi būti bendro pobūdžio, jos turi būti konkrečiai susijusios su konkrečia vaiko atliekama veikla kūrybos procese. Taigi nereikia daryti rašinėlių, reikia rašyti konkrečiai, ką vaikas atlieka ir kaip Žydrė kalbėjo, norėtųsi pakartoti tą mintį, kad tai yra vaiko kelias, kol jis įgyvendina konkretų darbą. Taigi apraše turi atsispindėti, kaip jisai kūrė, ką jisai naudoja, o ne bendros taisyklės, kuriomis jie turi vadovautis. Tai yra konkrečiaus vaiko konkrečios darbo veiklos. Į ką norėtumėm atkreipti dėmesį, be to, kas yra įvardinta, kad vadovautis technologijų mokyklinio egzamino rengimo rekomendacijomis metodinėmis. Šiuose pateiktyse nuoroda yra aktyvi, spragtelėjus iš karto pakliūsite į internetinę vietą, kur yra būtent šios metodinės rekomendacijomis. Taip pat baigiamo darbo vadovams ir vertinimo komisijai atkreipti didesnį dėmesį į kandidatų baigiamojo darbų aprašus ir išsiaiškinti nusirašinėjimo atvejus. Jeigu pastebimas plagiatas ar identiški darbai, šie darbai neturi būti vertinami ir aišku, automatiškai egzaminas bus neišlaikytas. Atidžiau bendradarbiaujant metodinėje grupėje rengti techninės užduotis, pasitarkite. Ypač atkreipkite dėmesį į kompetencijas ir reikalavimus baigiamojo darbo technologinėms ar konstrukcinėms ypatybėms. Sudarykite mokytojo konsultacijų grafiko projektą, kada vaikas gali kreiptis į dalykininkus ir konkrečiai ir technologijų mokytoją, įgyvendindamas savo veiklas. Stenkitės organizuoti tarpines peržiūras, nes praktika rodo, kad jos sudrausmina ir padeda pasiekti aukštesnių rezultatų. Ir taip duoda vaikui pačiam įsivertinti ir žinoti, ko jisai siekia ir pasiekti tai, ko pervertinimo metu, ko tarpinės peržiūros metu dar buvo nepasiekęs. Darbų etapų lentelė skirtingų mokinių, kuriančių skirtingas paslaugas arba kuriančių skirtingą gaminį, negali būti identiškos. Darbo rengimo planą sudaro pats mokinys, tardamasis su darbo vadovu. Ir jeigu keliuose darbuose kelių kandidatų matome identiškas darbo etapų lenteles, kyla vėlgi mintis ir išvada, ar tikrai tie darbai buvo atliekami tvarkingai, nes
negali būti bendro pobūdžio etapų lentelės, jos turi atspindėti konkretų gaminį, konkrečią paslaugą ir kiekvienam vaikui tai turi būti individualu. Baigiamo darbo rengimo etapai plane turi atspindėti užduoties pobūdį ir, žinoma, konkrečią kuriamą paslaugą. Tiek trumpai. Kada geriau pateikti techninę užduotį? Ar sausio 15, kada turite pamoką? Manau, tai nėra labai reglamentuota, kada pagal oficialumą turėtų pateikti pirmą egzamino įgyvendinimo datą, tai šiemet yra sausio 18, bet techninę užduotį jūs galite aptarti ir rengti kartu su mokiniu. Pažiūrėti pagal jo gebėjimus kartu su mokiniu, naudojantis metodinių rekomendacijų priede apibrėžtomis kompetencijomis ir jas atspindinčiais kriterijais, galite prognozuoti kartu su vaiku, su mokiniu, su kandidatu, kokie bus jo pasiekimai ir nustatyti pagal tai ar patenkinamas, ar pagrindinis, ar aukštesnysis ir žinoma orientuotis į aukštesniuosius. Taigi, ar jūs pateiksite 15 dieną ar 22 dieną, didelio skirtumo nėra, bet teisingiau būtų 22, nes 18 startuoja egzaminas. Norime paklausti, ar technologijų egzamino pristatymą būtina filmuoti, jei darbo apraše yra nuotraukos ir darbo ir kandidato. Egzamine nėra privaloma keliamas reikalavimas pristatymus filmuoti. Tačiau pageidautina. Taigi tai yra mokyklos apsisprendimas, ar bus filmuojami egzamino pristatymai ar ne. Tačiau darbo apraše privalomai turi būti pateikiama galutinė darbo nuotrauka, nes teko matyti taip pat aprašų, kuriuose nėra pateikiama sukurto gaminio galutinė nuotrauka. Ir taip pat, jeigu yra kuriama paslauga, tai turi būti 2 vienetai ir darbo aprašas ir konkreti paslauga. Visa tai išsamiau yra aprašyta metodinėse rekomendacijose. O aš noriu atkreipti dėmesį, kad šiais metais menų egzamino vykdymo instrukcijoje jūs rasite patikslintą 12 punktą, kuris sako, kad siekiant darbų autentiškumo ir vertinimo objektyvumo, kūrybinių darbų pristatymai yra filmuojami. Dabar iš karto tuo pačiu atsakau į klausimą, ar teatro nufilmuotą egzaminą reikės kur nors įrašyti ir pateikti. Tai teatro egzamino reikalavimuose, tai yra 7 priedas, yra parašyta, kad yra padaromas kūrybinio darbo įrašas. Reiškia, mes turime 2 svarbius dalykus. Kūrybinio darbo įrašą kaip priedą prie aprašo ir kūrybinio darbo įrašą, kuris įvyksta pristatymo metu. Ir visa šita medžiaga pagal vykdymo instrukcijos 26 punktą yra saugoma mokykloje. Reiškia, egzamino medžiagą sudaro kiekvieno kandidato egzamino darbas, kurį sudaro į skaitmeninę laikmeną įrašytas kūrybinio darbo aprašo PDF formatu aprašas, kūrybinio darbo nuotrauka vizualinių menų atveju arba vaizdo įrašas filmų kūrimo, muzikos, šokio, teatro atveju. Ir pristatymo vaizdo įrašas. Tai yra egzamino medžiaga, kuri saugojama mokykloje. Reiškia, kaip kartu su visais aprašais ir visa kita medžiaga, tai yra vertinimo protokolais ir komisijos protokolais, yra saugojama mokykloje. Dabar dar kitas klausimas. Kur galima būtų rasti laikiusiųjų muzikos egzaminą darbo aprašus? Ar tai įmanoma? Tai bus įmanoma, jeigu spėsite ir galėsite atvykti į seminarą arba tilpsite. Bus seminarai tokie, kuriuose jūs galėsite nagrinėti, dirbti su gerais aprašais. Dabar dar vienas klausimas. Ką darote, jei egzamino darbai yra pervertinti? Tai reiškia neteisingai įvertinti, aš taip suprantu. Tai čia reikia atsiversti jau tada didįjį dokumentą, kuris vadinasi brandos egzamino organizavimas ir vykdymas ir jo brandos egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Paskutinis punktas, 166, sako, kad nacionalinis egzaminų centras gali paimti iš mokyklos kandidatų mokyklinių darbų
mokyklinių brandos egzaminų darbus. Darbai perduodami ir po rezultato paskelbimo nustačius, kad darbai buvo įvertinti nesilaikant vertinimo instrukcijos, komisijos ar vertinimo grupės nariui gali būti taikoma drausminė atsakomybė darbo kodekso nustatyta tvarka. Aš tiesiog labai trumpai norėčiau papildyti šį klausimą, kad analizės informacija ir su tokio pobūdžio pastabomis, kurias Eglė ir Žydrė pateikė apibendrintai apie tai, kad yra įtarimų, jog darbo tekstas yra neautentiškas arba tikėtina, kad tas pats tekstas yra naudojamas keliuose darbuose, tai tokia informacija prie kiekvieno mokinio pateikto darbo analizės yra pateikta mokyklos vadovui ir jis, kaip darbdavys, vadovaudamasis Žydrės pacituotų punktų, tiesiog turėtų priimti sprendimą. Aišku, matydami, kad tokio pobūdžio pastabos kartojasi jau antrus metus iš eilės atliekamos analizėse, tikėtina, kad per susitikimus su savivaldybės atstovais klausime, kokie būtų jų pasiūlymai ir kaip reikėtų užtikrinti tos gautos informacijos įgyvendinimą ir ar galime tikėtis, kad tie mokytojai, kurių mokinių darbuose tokios pastabos yra gautos, ar jiems yra taikomos tos drausminės nuobaudos, ar galų gale jie toliau sėkmingai vadovauja kitų egzaminų darbų rengimui. Ir kur Žydrė atsakinėjo į klausimą apie darbų pavyzdžių publikavimą, tai norėčiau pasakyti, kad žinoma, be mokinių sutikimo tie darbai publikuoti negali būti. Bet iš kitos pusės aš klausčiau ir Žydrės ir Eglės, kiek tas publikavimas, ypač jeigu kalbėtumėme ne apie darbą su tais aprašais seminaro metu, bet apie jų tiesiog paskelbimą tinklalapyje, būtų racionalus ir turėtų naudos egzamino visam rengimo procesui. Ypač kai mes kalbame apie individualias ir tas techninės užduotis ir kalbame apie tą kūrybinio sumanymo individualizavimą, tai aš tiesiog klausčiau, ar yra tokios racijos, ar net su tiesiog reikėtų kreiptis į tas mokyklas ir prašyti leidimo ir ne tik į mokyklas, aišku, jas baigusius mokymus. Kaip Jūs manote? Mes šitą klausimą esame svarstę susitikimų su mokytojais metu. Pageidavimas yra, tačiau buvo ir priimtas sprendimas, kad keletas pavyzdžių, keletas tokių geriausių darbų galėtų atsirasti internetinėje erdvėje, bet aišku su autorių sutikimais. Tačiau tai neturėtų būti masiška, kadangi atsiras kopijavimai ir tada užkertamas kelias kūrybiškumui tam tikrą prasme. Bet dėl struktūros, dėl pasižiūrėjimo, dėl idėjos, kaip organizuoti, kaip rengti aprašą, keletą pavyzdžių pateikti, manyčiau, galima. Bet didžiausia nauda yra tada, kai su mokytojais yra dirbama praktiškai. Tai yra seminarai, kurių metu analizuojami darbai, daromos išvados, apsitariama, susitariama dėl tam tikrų dalykų. Tas yra naudingiausia. Ir tuo pačiu atsakysiu dar į vieną klausimą. Kur būtų galima pasižiūrėti aprašo reikalavimus, tai yra šriftai, citavimas ir taip toliau. Visi reikalavimai rašto darbams yra pateikti metodinėse rekomendacijose. Metodinės rekomendacijos jūs galite rasti Nacionalinio egzaminų centro svetainėje, Ugdymo plėtotės centro svetainėje ir, kaip šiandien minėjau, iš mano pristatymo taip pat tiesioginė nuoroda yra į metodinės rekomendacijos. Be to, visi kylantis klausimai jums, jūs drąsiai galite rašyti elektroniniu adresu, tiek man, tiek Žydrei, manau, tiek Astai, visos atsakysime pagal savo kompetenciją. Kitas klausimas. Ar technologijų egzaminas turi būti laikomas toje mokykloje, kurioje kandidatas mokosi? Ar egzaminas sudarytame egzamino vykdymo centre? Ta mes jau diskutavome ir bus atsakyti iš klausimą. Taip, tiesiog norėčiau pasakyti, kad jokia naujovė nėra formuluojama vykdymo reikalavimuose ir tiesiog mokinys yra atskaitos taškas,
kad jei jis mokykloje pasirenka vykdyti šį egzaminą, rengti egzaminą, tai toje mokykloje yra ir vykdymo ir vertinimo centras. Tai yra ne mokinys su darbais juda pas vertinimo komisiją, o atvirkščiai, jeigu yra sudaroma komisija iš kelių mokyklų mokytojų, jie juda į tą vykdymo vertinimo centrą, kuriame yra egzaminas rengiamas ir yra pristatoma jame kūriamas produktas arba paslauga. Ar Eglė teisingai pakartojo Visiškai mūsų teisingai. susitarimą? Tai yra, kad mokinys laiko egzaminą toje mokykloje, kurioje mokosi. Ar teisinga, kada per egzaminą kritikuojama, kad nepateikiamas patiekalas, nes nuotraukos neįrodo to skonio, juk mokytojas fiksuoja mokinio darbą? Jeigu klausimas tik ar teisinga ar ne, atsakymas ne. Nereikėtų kritikuoti, kadangi yra ir higienos reikalavimai ir jeigu mitybos egzaminą laiko daugiau kaip 2-3 mokiniai, praktiškai procesą atlikti ir pristatyti vertinimo komisijai nėra tikslo, nes egzaminas vyksta pusę metų, kur pateikimi įvairūs patiekalai, degustuojami įvairūs patiekalai, daromos tam tikros išvados, kurios atsispindi darbo apraše. Taigi, mitybos patiekalų vertinimo komisijai pristatyti nereikia. Ir dar ta pati mokytoja klausė, kiek maksimum valandų skiriama vienam mokiniui per pasiruošimo laikotarpį. Valandomis gal sudėtinga būtų apibrėžti, tačiau preliminariai galima paskaičiuoti, jeigu egzaminas vyksta nuo sausio 18 dienos iki gegužės 27 dienos, per savaitę yra skiriama priklausomai nuo to, kokiu lygiu mokinys mokosi išplėstiniu ir bendruoju, tai toks valandų skaičius ir yra skirtas, nes egzaminas yra procese. Dar mokytojas Mindaugas klausė, kokios apimties turėtų būti aprašas. Tai taip pat pateikiama metodinėse rekomendacijose labai išsamiai, kiek netgi žodžių turėtų būti santraukoje, kokios apimties turėtų būti aprašas, jeigu teisingai atsimenu, apie 15 puslapių, nedaugiau 20. Tiesiog reikėtų atidžiau pažiūrėti metodinės rekomendacijas. Ir jeigu aš neklystu, technologijų atveju yra sutarta, kad ne tik tekstinė informacija, bet ir schemos, įvairūs brėžiniai irgi įeina į aprašą kaip tie turinio vienetai, kad ne tik tekstas. Ir aš tada dar irgi klausčiau, bet ir Eglės, ir Žydrės, dėl atsikartojančios pastabos aprašuose, dėl gramatikos ir rašybos klaidų ir apie tai, kad mes rekomenduojame kreiptis į lietuvių kalbos ir literatūros specialistus. Bet jūsų tiesiog nuomonė ir turbūt nešama žinia mūsų bendro būtų, ar mes nemanome ir ar negalėtumėme pradėti tartis, kad ir dalyko specialistas tikrai yra tas kompetentingas asmuo, kuris dalykinėme tekste tikrai galėtų, žinoma, netaisyti tų klaidų, jis tikrai neprivalo to daryti, bet bent jau atkreipti dėmesį, tai kad yra tų klaidų ir iškelti tą reikalavimų kartelę, kad su tokio pobūdžio klaidomis tiesiog darbas nekeliautų per visą vykdymo ir vertinimo procesą, tai yra būtų keliami tam egzaminui, ką Žydrė pačioje pradžioje pradėjo sakyti, ir tie estetiniai reikalavimai, ir tas bendrasis raštingumo lygis, nes tai yra mūsų bendra atsakomybė. Ar manytumėte, kad tai yra tiesiog idealistinis metų pradžios požiūris, kuris su realybė prasilenkia? Aš pritarčiau tai minčiai, kad ir dalykininkas mokytojas, jisai įdėmiau žiūrėtų ir stipriau reikalautų iš kandidato darbo kokybės. Nes kiekvienas kandidatas mokosi lietuvių kalbą. Yra tam skiriama pakankamai daug pamokų, jis turėtų būti raštingas. Ir žinoma, informacinės technologijos yra kalbos redaktoriai, kur tikrai mokinys gali matyti pabrauktus žodžius ir juos koreguoti ir atlikti, parašyti teisingai. Tiesiog reikėtų įvardinti mokiniui, kad į tai bus atsižvelgiama, nors dėja vertinimo kriterijuose to išdetalizuota nėra, tačiau vardinta dėl kokybės darbo. Ką čia aprašau, vienas iš kriterijų toks yra. Žydrė, kokia nuomonė būtų? Apie raštingumą. Apie raštingumą. Dar grįšiu prie to, ar reikia publikuoti gerus aprašus internete. Tai aš esu visiškai prieš, todėl kad man tenka dirbti ir universitete, kur kai
gerbiamos docentės daktarės mano kolegės parengė labai išsames metodinės rekomendacijas su pavyzdžiais tekstiniais, kaip turi būti formuluojama tikslas, objektas, kaip turi atrodyti įvadas. Tai po to pasirodymo rekomendacijų studentų darbuose buvo cituojami reikalavimų tekstai. Ir kai tu sakai pastabą, tada labai piktas žvilgsnis į tave, kad taigi parašyta taip reikia daryti. Tai tie pavyzdžiai, jie visiškai čia nereikalingi, todėl kad žmogus rašo savo autentišką darbą, apie savo patirtį. Tai klonų negali būti. Taip mes tuos egzamino darbus jums parodysime susitikimų metu kaip analizai, pamatymui, nes vadovas turi suprasti, kas tai yra kokybiškas aprašas. Ir labai nuostabu, kad be didelių mokymų jau dabar yra tokių vadovų, kurie puikiai sugeba išreikalauti iš mokinių parašyti gerus tos darbus ir su gramatinėm, be gramatinių klaidų. Tai kol vadovas nebus atsakingas žmogus, tol mes niekaip nepadarysime. Kitaip, tik tai vadovo atsakomybė čia yra. Jis mato, pakankamai mato tiek, kiek reikia, tikrai klaidas jisai gali pasakyti žmogui, kad išsitaisytų klaidas. Dabar su tais lietuvių kalbos specialistais kaip yra. Teko man matyti vieną aprašą, kuris buvo stipriai pakonsultuotas lietuvių kalbos mokytojos. Tai ten nebuvo panašu į dalykinį tekstą dėje. Ten tapo literatūriniu rašiniu tas kūrinys. Man apskritai liūdna, kad 12-11 klasėje žmonės nedirba dalykinių tekstų, o dirba literatūrinius. Tai lietuvių kalba turi savo tą kryptį, savo tikslus, jie eina literatūrinio rašymo kryptimi, jie kultūrinius kontekstus nagrinėja ir tai yra visai kas kita. Mes rašome dalykinį tekstą. Ir dalykinio teksto rašymo specialistai yra būtent to dalyko mokytojai, nes visi esame parašę vienokį ir kitokį darbą. Net ir tie, kurie seniai baigė, jau jie yra rašę kursinius darbus ir baigiamosius darbus. Tai yra dalykinis tekstas, kurio specialistai esate tik tai jūs, tik tai dalykų mokytojai. O klaidas, kaip Eglė teisingai sako, klaidas šio dabar geri kompiuteriai taiso jau puikiai. Gramatinių klaidų tikrai nepaliks. Tai, o apie stilių, aišku, tai čia stilius, tai jau mes gal, ta kalbos stilistika, lengvumas, gražumas, ten jau mes tokių dalykų ne, bet be klaidų rašyti ir įmanomai dalykiškai, tai pagrindiniai reikalavimai. Dabar keletą aš turiu čia apsidėjau, dabar nežinau. Ar dailės pristatymą taip pat būtina filmuoti? Taip, nuo šių metų tai yra būtina, todėl kad 12 egzamino vykdymo instrukcijos punktas sako, siekiant darbų autentiškumo ir vertinimo objektyvumo, kūrybinių darbų pristatymai yra filmuojami. Ir aš čia papildysiu Žydrės, nes iš karto eina klausimas, ir ką daryti su ta filmuota medžiaga, ir ją reikia kažkur įrašyti ir prisiekti. Kol kas tokio reikalavimo nėra, nei įkelti į duomenų perdavimo sistemą keltas, nei automatiškai siųsti į nacionalinį egzaminų centrą. Bet kaip jau Žydrė ir citavo, ta filmuota medžiaga sudaro egzamino medžiagą. Kaip yra saugomas pats aprašas, atlikto darbo nuotrauka ar kitų būdų fiksuotas kūrinys. Tai lygiai taip pat ir ta filmuota medžiaga yra saugoma ir vėliau yra pagal mokyklos nustatytą tvarką. Taip, dabar dar labai ačiū už išsames dailės rekomendacijas, kuriomis ne pirmus metus vadovaujamės. Ir taip pat dar labai dėkoju daktarai docentei Zitai Nauckūnaitei už jos pranešimą apie dalykinio teksto rašymą ir aprašo rašymą. Dabar dar vienas klausimas. Kada minėtieji seminarai vyks ir kur juos užsiregistruoti? Atidžiai sekite informaciją, visa informacija bus skelbiama Ugdymo plėtotės centro svetainėje. Mes dar kol kas negalime tiksliai pasakyti, bet apie vasario mėnesį. Dar buvo klausimas apie teatrą, kurio negirdėjo gerbiama mokytoja mūsų kaimynė Rasa Varnė. Tai taip gali laikyti 5 režisieriai ir 5 aktoriai padaryti 5 etiudus. Reiškia, pas tuos režisierius gali vaidinti aktoriai ir tai bus egzamino darbai. Nežinau, ar čia atsakiau jau teisingai, bet tinkamai, bet
jeigu čia tiesiogiai gerbiamai Rasai Varniai atsakau, tai taip gali būti 5 egzamino darbai jūsų atveju. Ir aš vieną klausimą dar turiu. Visų programų techninių užduočių pavyzdžiai yra pateikti. Gal galima pamatyti mitybos techninę užduotį? Manau, kad taip. Kaip fiziškai suspėsime įkelti dar keletą pavyzdžių į ugdymo plėtotės centro svetainę, tai yra į sodą. Tenai jūs pamatysite pavyzdžius. Taip pat kaip ir menams yra sukurta menų egzamino eiga, taip ir atsiras skiltis ir technologijoms. Taip pat ten matysite ir dokumentų susijusių su technologinio ugdymo organizavimu, su vertinimu ir metodinės rekomendacijos bei pavyzdžiai bus taip pat tenai įkelti. Ir yra klausimas iš mokyklos, ar ji turi organizuoti muzikos krypties egzaminą, nors yra tik vienas kandidatas. Ar bus tam tikri centrai, į kuriuos kandidatas turės nuvykti. Tai džiugu, kad turite vieną kandidatą pasirinkusi laikyti menų egzaminą muzikos krypties ir jis pas jus mokykloje ir laikys šį egzaminą, tai yra žodžio laikys, tai yra ir rengs egzaminą ir jame pristatinės savo sukurtą ar atliekamą kūrinį. Žinoma, vertinimo komisija galima, jeigu yra toks poreikis, ir sudaryti ir iš skirtingų ugdymo įstaigų mokytojų. Bet manau, kad merginos sutiksite, kad užduodami klausimai rodo, kad tikrai mūsų auditorija pagal keliamus klausimus tikrai auga. Ir tai, kokius jie užduoda klausimus, tikrai džiugu, kad yra įsigilinę ir į dokumentus, ir seka atnaujinamą informaciją. Žinoma, niekada tos informacijos nėra gana, net kaip matome iš pateiktų klausimų, bet tikrai reikėtų pasidžiaugti tą bendruomenę. Ir tai turbūt jau ir yra atsakymas, ar tikslinga daryti analizės ir pateikti rezultatus. Matome, kad taip. Dar mokytojas Mindaugas klausė, ar užtenka vieno, tarkim, 20-25 minučių spektaklio fragmento pagal literatūros ištrauką, kai laiko 2 kandidatai. Tai yra vienas bendras produktas, bet jame dalyvauja 2 kandidatai ir jie bus vertinami atskirai. Suprantu, čia apie teatro egzaminą klausimą yra. Tai gerbiamam Mindaugui aš siūlau atsiversti egzamino programą, menų brandos egzamino programos 7 priedą, atsiprašau. 7 priedas yra skirtas teatro egzaminui. Tai yra teatro egzamino reikalavimai, taip vadinasi tas priedas. Ir jį nuosekliai perskaityti nuo pradžios iki pabaigos, ten turbūt kokie 6 puslapiai. Nes teatro egzaminas dar dalyjasi į 2 kryptis. Į vaidmens kūrimo kryptį ir režisūros kryptį. Tai yra 2 skirtingi galimi egzamino laikymo variantai. Tu gali laikyti egzaminą kaip aktorius arba kaip režisierius. Tai vat reiktų tada išsiaiškinti tos reikalavimus prieš pradedant vykdyti egzaminą ir tada jau suprasti, ar galima, taip kaip jūs sakote, tą egzaminą daryti. Ir tikrai nėra tokio reikalavimo, tokį didelį spektaklį 25 minučių daryti, tai tikrai ne. Etiudo laikas taip pat yra apibrėžtas reikalavimuose. Tai siūlau tikrai būti dėmesingesniems dokumentams, kurie reglamentuoja egzaminą. Tiek programai, tiek vykdymo dokumentams. Ir tada tikrai bus lengviau ir jums kaip vadovui, ir mokiniams. O štai 7 priedas. Tai va, ir čia visi yra vertinimo kriterijai ir apibūdinimas kūrybinio darbo. Etiudo trukmė netrumpiau nei 8 ir neilgiau nei 15 minučių.
jeigu jūs kaip režisierius dalyvaujate egzamine, tai vėl ne ilgiau, ne trumpiau ir ne ilgiau nei 15 minučių. Taip kad šitas 7 priedas, jeigu ruošiatės laikyti teatro egzaminą, tai yra jūsų pagrindinis dokumentas artėjantį pusmetį. Sulaukiu ir aš klausimą apie technologijų egzaminą. Jei technologijų egzaminas pristatomas skaidrių pagalba, tai galima siekti aukštesnį įvertinimą, ar ir be jų galima gauti puikų įvertinimą. Tai, kad mokinys egzaminą pristato naudodamas skaidrės arba PowerPoint programą, yra visiškai neįrodymas, kad jis yra aukštesnių gebėjimų. Egzamino rezultatą pristatyti mokinys gali pasirinkta pačia įvairiausia forma, ar suvaidinti, ar plakatą padaryti, ar dar kokią kaip tik sugalvoja. Visos saviraiškos priemonės yra leistinos ir priimtinos. O kokybė pristatymo, čia yra kitas klausimas, nes vertinama yra pristatymo kokybė pagal metodinės rekomendacijose pateiktus tam tikrus žingsnelius. Kad jisai turi pateikti, kaip jis įgyvendino, kokias veiklas atliko, kokia kūryba buvo, kūrybiniai visi procesai, kol pasiekė tą rezultatą, kurį pristato. Jeigu be nuotraukų, skaidrių, išdėstymo jam sekasi tą padaryti geriau ir kokybiškai, žinoma, visą tai galima. Tad ačiū visai komandai už darbą ir ačiū Jums, gerbiami mokytojai, kandidatų vadovai, ugdymo įstaigų vadovai, kuriuose bus organizuojami egzaminai, savivaldybių švietimo skyrių specialistai, kurie atsakingi už brandos egzaminų įgyvendinimą, ir savivaldybių švietimo centrų metodininkai, kurie atsakingi už menų ir technologijų metodinę veiklą. Ačiū Jums visiems ir gražių darbų šiais metais.